Namie, tik žuvis gražiai reikia paleisti, soskė velnių. Lyn. Nu, taip, platon subinė. Tai mano kanda pavadį viską. Gal bent vein nufilmuot, kaip gražiai pabėgons atgal į vandenį. Šeriokas. Ui, nu našiu kaip eini. Šau antrą kartą, kad davė. Dušta bangos į krantą. O, visai geras išratė. Bučki. Rūkiklinis, a ne? Labai geras. Labai geras rūkiklinis. Sveiki žvėjai, kaip ir. Šiandien valdelis, ne šiandien, vakar iš tikrųjų pasiskambino manam. Sakau, kur veikam savaitgalį. Saka, buvau vakar ešerių žvėjot. Nu, jūs maladėts, vat. Jeigu aš reikėtų kažkon pavadinti kietų žvėjų, tai skaičiu, ir valdelis kiet žvėjais. Nes nam nesvarbu, lyn, nelyn, gers, blogs ors. On snor žvėjot ir varo, nežino, kips, nekips. Va, tai labai daug žvėjų yra tokių, kurie nori ant gatavo, manau, nueiti. Ir, pavyzdžiui, pirmas susiuosto, susižino, kad tikrai kim ir tada varo. Kas manim iš seniau žino, tai aš esu daugiau toks jūros žvėjais. Man jūra prie širdis langi laivą turi ir maksimaliai stengiasi, bet dabar atsirado Danijoje daug draudimų visokių, tas menkės neleid gaudyti. Toks būn tarpas, kai nėra ką gaudyti to jūrai. Dabar prasidėjo skumbrių sezons, silkių sezons. Tada bus trumpa pauzė, prasidės lašišos ir paskui praškai visą vasarą, nu, nėra ko gaudyti. Tai aš bandau perėti biškį, nu kaip, daugiau pažvėjot kitokių dalykėlių. Va. Tai valdelis mane į kompaniją priėm, manim biškį pamokin žioplį. O praeit kart pažvėjojom linų smagiai karščių. Tai šiandien paskambinus, kokiu veiks savaitgalį, sako, galim varyti ešerių, sakau, varom, tai įdomiai. Kažkaip nuo krantą, neatsimenu, kada esu ešerių žvėjojęs, tik tai iš kajaka arba iš valtelės. Tai šiandien varysim ešerių, o rytoj turbūt, jeigu orai nepasikeis, nepablokės, varysim ant skumbrių. Va, tai galvoju, pamėginsiu vieną viduciuką pas save į biblioteką įmesti iš ešerių, lampačionzų, jeigu kad vyks ką nors sugauti. O rytoj pafilmausiam ras skumbrelių, jeigu nieks nepasikeis. Nu, žvėja atvažiavo, bus biški vėjais, nelabas parodyti. O, Nestvido kanalas, ešerių rojus, čia turbūt didelė ešerė. Tai dabar pirms bandėm čia po tiltą mėtyti. Ja, pamėtom čia. Nu, pabandom, pažiūrim, kur čia kamerą pasidėti. Linsyk žiplis nepasėm laikėklių kameras. O, atrado valdelis lampačių būrį. O, jau tas įgers. Čia jau lampačiozas rūkomas. Rūkomas. A kitoj pusėj? Kitoj pusėj? Jo, bet žinok, nečiausia, kad žmonės įsakė į kairį, palei kairį kron. Nu to jau pamėginsim, gal nei čia susibūrė visi. Mažesnis, bet vis tiek žuvis. Tep žuvis. Jeigu nei čia susibūrė. Per toliai, mes. Per toliai? O, be iš kairio. Palei pakrantą. Nesakau, čia toks skarduks. A, tai ant skardukui paėmė? Skardžiaus, aniai. Tiek iš vienos, tiek iš kitos posėlės tos. Patikrinsim. Ja. Turiu, blėdi, kaip čia reikia nusifilmuoti. Per tos filmavimus gali žuvį prarasti. Taip gražiai kirto, kad va pakeičiau masalą. Kol kamerą suviniojo, jau pabėga žai. Ja. Žiūrėk, nujudi. Neblogas. Ne, didelis, bet alė yra, vis tiek. Bet smagiai, o. Normal, beveik normal. Beveik normalus. Nu ką panau, iškelk, kad mums. Pačiausas.
Koks gražuolis. Čiukt. Leknume. Biški lietus kimb. Užkyba ant smirdančio kažkokiu tais. Masalą ir išspjovė. Nu, niek tokį. Nukal, nuėdėm. Ne, nutraukė jau tom, antrą. Nu, pasilipėm po medžiu. Paim. Mane žinų cenka žaibą aplinkų daug. Namie, tik žuvis gražiai reik paleisti. Soskė vėlių. Lyn. Nu, toks jau, žinokis, toks jau vaidelna jau. Lampačiuks geras. Labatel. Gražus. Palėsiam. Gal sugausim. Gal didesnį pagausim? Labai jau atsargiai. Maželiuks. Nu vis tiek. Svarbus, na, žuvis. Didelį, nedidelį. O. Maželik, žuvik. Palės. O. Nu, gražesnis buvo. Nu, irgi tai tokiai standartą maželėlė. Standartoks šiandien. Nu, vis tai gera. Ant raudona permatama. Ne, nepermatom. Nu, vis toks vis tiek, bišmat kiaura. Nu, da. Sleiks. Kiek? Smagia. Va. Standarčiukas. Maželiukas. Pagavai paleisk. Surado veitų, kur kim. Reikėt keisti spalvą. 3 iš 3 beveik. Nu. Vienods. Visai, aišku, tu raudonas lieka, kirmins. Jo. Reikėt keisti. Einam pas valdelį, pavoksim, tau raudonas lieka. Kur ant senų turba. Ant ten nukimba. Reikia nusikabinti. Pripatront. Nu, prie pat fronto, nebent eina paskiau. Sugalvoju prieš galą. Gal pripatronto. Soskis velnių žvėjant. Yes! Bet iš kelių kartą, aha. Nu, bet varbūt ant virštinio kablio, taip. Gerai. Didžiulis. Reikėtų graibti. Gerai! Turiu pažiūrėk, čia iščiult lauk. O, hier. Pripatrant. Taip, toliau, bet. Arba to. Greičiausiai, kad to neskirtinga. O toliai metė? Tiesiai čia? Du. Du? Tu žiūrėk, kokie normalus. O čia tai aš sakau. Čia kai skumbris jau žalti. Jisai turbūt užspaudė, žinai, vargšėlis. Vargšėlis, mažylėlis. Ne, neslupt. Все. Smagia. Ramyn per kelias dėjimus. Turiu pužiūrėk, gera, kad čia. Čia gali nučiuošti ant subinę tep. Nu, tep, ant subinę. Gera, kai į sobį nieks neįlinda. O, žalti, bandysim kitą vietą. Spėjau susimontuoti jau ant stravo žuvį žalti. Ešeratis mažyliuks. Gera, vadins ir judesys. O, aš čia galiu padėti. Lašiau surasiu, kur yra Žuvis. žuvis išgaudys. Dabar tą patinį. Nežinau, čia dabar. Viršau, kur pakeičiau naują irgi. Įdišką. Nekramtydams pats praryti.
Aš gal net nežvėjuosi, dirbs operatorium. O, jau toks kepams, kaip sakant, jau tas įger. Rūkiklinis, jo. Nu kažkas parein. Nu toks lampatinis. Ušu. Neblogas. Gal bent vėjai nufilmuot, kaip gražiai pabėgo ant atgal į vandenį. Šeriokas. Koks gražus! Į tave užkyba. Nuėjo. Oho, va čia grinai prie pat. Tu pamėginsim užmesti. Ani čia tupo. Prie pat kronto. Kaip čia dabar tau kamerą palaikyti? O, vėl. Eik tu šit. Geras. Toks neblogas. Toks šiandien gyvuliai. O, gyvas. O. Prie pat kranto. Gerulį. Palei kronto linijai bandau. Palei krantą liniją vėl. Gerulis, pasileidžiu. Uok, šutančiuks. Tai man nukanda pavadį viską. Nukanda pavadį viskon suskis. O, viskas nuėjo, gražu, žiauriai ešerys. Nepavyko, norėjau paleist, bet negražiai išėjo. Ai, nesau, kaip gerai. Bet nesupratau. Muniai per mazgą nutrūko, va. Matot, liko tik tai šits. Koks paren žaltį, čia mum bangas bakadaus. Gali šito dėti. Labai šakšnau pafilmuosiu. Bet ons koks susėdis jau turbūt. Tam suslaikus. Ai, čia žemsirbė, ne? Čia ten žemsirbė, kas yra. Naudos bangų to jau mum. Ten tai mažas. Tokia užpypinsi blakstienas užsimerk. Kaip ant pompu. Bet čia kaip čia stum vanduo instrovė. Čia jau bangas, va. Geras. Ant viršutinio masalą. Turpužė, kaip čia dabar mano. Yes! O, žuveliokas. Iš nosytės. Gražų paleidimą gal padarysim. Bėg, eikėjų bėg. Yra. Pakrontė. Šįkart mažyliukas, bet gerai. Mažyliukas. Ani čia tup. Šau antrą kartą, kad davė. Ešeriai. O, kokie. Kokie nuostabus lampačiukai. Čia nedidelis, gal porą 100 gramų, 150 gal kokį. Daug dievių būtų. Bet va. Bėg. Kur suėdė? Nu, vėl guminoką. Ui, nu našiu kaip eini. Guminok suėdė. Bandu.
Viens. Jau, kaip į uostą, į plaukdinį. Vėl čia bangas. Dūšta bangos į krantą. O, visai geras išratis. Bėk. Bėk, bėk, ešerį. O, koks gražus ešeratis. Ai, kaip man bėk. Bučki. Inuosi gavis. Все, bye-bye. Čiung, nuplaukanta. Švyst. Trūks svoriaus. O dėl tokių dalykų Danijoje paskui uždraudžia žvejot prie visų priekrančių. Soskė velnių išmėta. Prisikėp, išmėta, tai paskui paleiks gyvats. Tikri gyvats. Nu, profesionalus. Trauk! Iš permetėm žaltį. O ten žuvišakinė. Rūkiklinis, a ne? Labai geras rūkiklinis. O viešpatie brangus. Kokių dydžio lampačių, šiuo puskilų beveik. O lietuvo gal? Nebus. Bus, 400 gramų. 400 gramų. Jo, apšik mintikonam per karanę egzamuciją iš karto. Blog, žino. Čia tas įkepsninis. No, baig. Žiūrėkit, kokį dydžią. Ui. Nu, duok, nusifotkinti. Koks gražus ešerys. Bet aš tau nedausiu, jau prisijėtis turi. Nu, 300 kokiai gramų. Fains. Geras. Šį kartingą aš kepsnis aš paleidau negražią. O. Un čiburaškos, un tokia tarakona. Pažėliu. O, pabėga, labai gerai, nereikia sekiuoti. Atsisėgi iš burnos pats. Na, bet čiut mažesnis negu prieš tai. Fainė. Nu, vsio. Baigėm žvejybą, mincam nume. Užtenk. Smagiai pažvejoti. Pagaudyti žuvį. Susiviniuojam. Labai ačiū, labai malonu. Visada stengiuosi padėti. Nuostabi žvejyba. Tai šita šiandien kibų. Natūrali va kibų. Čia pas mane čia senas asortiments. Tų visų ir ant šito, tik morkava. Ir ant šito turėjau kibim. Reiks atsinaujinti. Skambint Rolandau į sendvarį, sakyt, daug čia normalių kibių dalykų. Reiks suimti bent tos didžiuosius. Neapsimetu aš gamtininkų kažkokį, bet nesinori, kad čia po savaitės, po dviejų atsirastų ženklų, kad negal žvejoti. Sunku jiems nunešti iki šiukšlinis gyvatis. Soskė velnių negaliu. Nedarykite, būti protingi, paskui patys kauksit, kad nėra kur žvejoti Danijoje. Na va, žvejys. Štai kepu ir saulės spėgin žaltį. Pažvejojom, paešeriavom. Parvežiau valdėlį numiai. Leku pats numiai, greit pasiruošiu tada laivą. Atsikraustau, nes rytoj reikia keltis 5 ryto. Ir varysiam skumbrį pabežvėjuoti. Nežinau, ar pafilmausiu kur nors, nes bus kits operatorius, Žydrūnas mums filmaus. Tikiuosi vėjas nesukils, bus maloniai pažvėjuoti, nes roda ritmetį apie 3 metrai per sekundę, paskui kils iki 7. Kai jau 7 jau būn biški nemaloniai, gal žvėjuoti, bet būn nemaloniai. Nu, svarbu žuvis kepti. Tai va.
Kits iki reikia nepamiršti pasimti normalių laikiklių tų meškerės, nes labai čia, kad kamerą prisikliuot prie pilvo žalti, nėra kur padėti, nėra kaip, o vaikščiot reik, čia nesuplūdinė, sėdėti prie ežerą vieno vietoj. Tai pagavom nemažai, aš nežinau, aš jų neskaičiavom, bet kokį, aš galvoju, valdelis daugiau, jis kokį gal, bijau apsimeluot, 20 gal jis pagavo. Aš gal kokį 10-15, nežinau. Ir pasiėmėm 6 ešeračius. Nevaidinsiu, ką mes čia visus paleidom žalti. Vis tiek, aš būčiau netingėjęs anus doruot šiandien, galbūt irgi pasiėmęs kokius 3-4. Bet, tingi šiandien užsiimt turi reikalui taip. Tai kits iki. Reik pirmą kumpius ir mėsą sujies iš kameros, ką būt kur žuviais dėti. Va, tai šiam kartui teik. Ir susitiksim kito žvejybo, kokia nors įdomesnė ras bus. Reik susiras visas filmavimo įrangas, prietaisus normaliai prisidėti, kad filmuot galėtų parodyti. Все, čiau, iki.